perfume. I thought I was immune. Looking around this room, can't help but see the traces of you. Give me a run for my money. There was nobody, no one that would run me. So give me a run for my money. Sipping bubbly, feeling lovely. Living lovely. She's lovely. I wanna be with you. Ay, I wanna be with you. I wanna be with you. Ay, I wanna be with you. I wanna be with you. Me just love me. If I didn't ride blade on curve, would you still? If I'm in my mind at work, would you still? Keep it 100, I'd rather you trust me than to. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing. I got something. Labas rytas, susirašiau taip labai paprastai, nes šiandien dirbu tik rytiniai pamainoj. Tai greit padirbsiu ir grįšiu pas jūs į vlogą. Pafilmuosiu, tiesiog turėsim tokį fainą rudenišką vlogą. Taip labai sumotyvau filmuoti, noriu įamžinti savo gyvenimą čia daugiau ir parodyti jums daugiau. Tai labai toks ramus, cozy vlogas bus. Pasubscribinkit būtinai šitą kanalą ir palaikinkit šitą video, kad žinočiau, kad jums patinka. Tai jo, aš jau keliauju į darbą, o jums čia užtruks porą sekundžių. Keep it 100, I'd rather you trust me than to. Keep it a whole 100, don't got you, I got. Kaip ir sakiau, jums užtruko tik porą sekundžių, o aš jau grįžau po darbo namo, pasidariau savo didelį puodelį kavos. Šiandien labai permainingas oras, toksai grinai Nyderlandų. Lyja jau kokius 3 kartus ir saulė švietė jau kokius 3 kartus, tai čia žadu leisti dieną namuose. Tai čia mano toks darbo kampelis jau tapęs yra, kadangi vis tiek ruduo, daug laiko praleidžiam namuose, bet noris tą laiką praleisti kažkaip turiningai, ne tai, kad tik serialų žiūrėti. Tai stengiuosi tokį balansą turėti ir jau šiaip virš mėnesio man taip visai sekasi kiekvieną popietę pasižiūrėti kokį nors turiningą turinį ir daug konspektuotis, mokytis. Taip, aš dabar nestudijuoju kažkokio konkretaus dalyko ir nesimokau, tai labai daug laiko turiu self-development, savęs ugdymui. Studijuoju filosofijos labiau tokią kaip šaką, kaip mokslą, apie gyvenimą, apie egzistenciją ir taip, čia nėra visiems gal vertingas dalykas, ne visi laiko prasmingų laiko leidimų, bet aš jaučiu norą ir man patinka aiškintis, kodėl aš čia esu ir taip toliau. Vis tiek save skaitau dvasingų žmogum ir viena iš mano vertybių ir yra būti dvasingai ir kažkaip domėtis daugiau negu tik tai, nežinau, kaip išgyventi, kaip survivinti, tai yra daugiau dalykų negu tai, dėl to tam dabar ir skiriu laiko, nes tiesiog jo turiu. Šiais metais tikrai jaučiu, kad pas mane vyksta labai daug pokyčių ir manau, kiekvienais metais turi vykti tie pokyčiai. Džiaugiuosi, kad ir šiais metais manęs jie neaplenkė ir dabar praleisiu kokias geras porą valandų studijuodama. Tai dabar tema, kurią mokinuosi, yra self-deception. Susitinkam po kokių 3 valandų ir esame mano virtuviai, nes aš noriu valgyti. Tai kadangi turiu laiko, noriu šiandien pasidaryti tokią mielą vakarienę, tai valgysiu gnočius su karbonaros padažu. Čia labai lengvai pasidaro, bet rimtesnis dalykas, kurį jau pradėjau, bus cinamoninės bandelės. Šį rudenį kažkaip labai turiu didelį norą mėgintis visokius receptus pamėgau ir dalintis su jumis. Tiesiog aš dalinuosi TikTok'e ir Instagram'e, tai pasiekit mane ten. Aš manau ir šitą cinamoninių bandelių receptą irgi įkelsiu į TikTok'ą, bet čia konkrečiai visko nerodysiu. Bet labai excited esu, nes pirmą kartą gaminau ir mano tiesiog šio rudenio bucket liste tiesiog buvo būtinai pasigaminti cinamoninės bandelės, nes tiesiog atrodo taip skaniai ir naminės. Nu žodžiu, tai mano tešla jau virš valandos laiko būna šitam puode ir pasidarė 2 to dydžio. Tai jau galim su ja pradėti dirbti.
neturiu didelės orkaitės, tai reiks per 2 kartus iškepti, bet šiaip pati tešla tai tobulai gavosi ir tas įdaras, nu žodžiu, man atrodo labai gerai gausis ir labai excited esu. Jūs žinotumėt, kokio skanumo pasidariau užtepimą ant bandelių, tai ir visi namai jau taip skaniai kvepia cinamonu. Aš tiesiog myliu kepti rudenį. Pirmą kartą noriu dar pasižiūrėti tą filmą Puikybė ir prietarai. Tai tiesiog tobulas vakaras, bandelės, filmas, vakarienę tuoj dar pasidarysiu gniokį. Gali būti tobulesnis penktadienis. Iškepė mūsų pirmosios bandelės ir jos grinai huge, ta prasme, čia mano ranka ir čia ta bandelė. Tai leisiu dabar joms atvėsti prieš tepant kremą ir kepa kitą porciją bandelių. Tai per tą laiką, kol kepa, noriu pasigaminti gnočius. Tai čia gnočiai carbonara gaunasi. Tai reiks gnočio, tada reikia kokios nors mėsytės, kaip kiaulienos, tiesiog kumpiuką naudoju. Tada reiks kiaušinio, bet tik tos negaliu parodyti. Jisai slepiasi nuo jūsų, žodžiu, fuck. Tai reiks kiaušinio trynio, sūrio bet kokio tarkuoto, aš čia turiu irgi likusi, kad noriu išnaudoti ir viskas, čia viskas, ko mums reiks. Nu, dar šiek tiek nuo gnočių vandens, o prieskonius irgi labai paprastus naudosiu, tiesiog druska, pipirai ir dar turim irgi karbonaros tiesiog prieskonių. Tai pirmiausia, dedu gnočius kokias 5 minutes pavirti ir per tą patį laiką galima jau pradėti kepti mėsytę, kad jinai tokia taptų crispy, apskrudusi. Kol pavirš šiek tiek pasidarysim padažą, tai kaip ir sakiau, įmam kiaušinio trinį, suberiam tokia kaip šaukštas saujelę sūrio ir tada į tą padažiuką prieskonius. Gaunasi tokia geltona masė. Žiauriai skanu, jau labai valgyti noriu. Žiauriai paprasta, bet dėl to labai cozy ir gera tiesiog valgyti tokį maistą. Bet žiūrėkit, mano antrą partiją bandelį iškepė ir jos tiesiog milžiniškos ir žiauriai gražios. Tai jau Ana šiek tiek atvėsio, užtepsim to kremo, kurį pasidarėm ir galėsim valgyti. Ir dar Kornelijai su kita šių namų gyventoja nunešiu po bandelę, nes baisiai cute. Oh my god, kokia jinai minkšta viduj. Kadangi tikrai matau, kad gerai išėjo, tai bėkit į TikToką. Įkėlus jau turėčiau būti receptą. Nes jau viskam. Ok, aš jau pasijungiau filmą net per televizoriaus ekraną. Mano maistas manęs laukia ir aš einu valgyti ir tiesiog ramiai praleisiu šitą vakarą ir susimatom rytoj, manau. Šiandien jau noriu pasimėgauti. Žiauriai skania vakarienė, gražių filmų tiesiog. Skani bandelė? Labai skani. Labai skani, nepriverčiau tave sakyti. 5 promis, kad nepriverčiau sakyti. Šautuvas numestas ant žemės. Man nepriverčiau, sakė, labai skani bandelė. Labai skani bandelė. Net apsita. Labas, jau grįžau iš darbo ir eisim prie jūros, nes čia yra mano nauja tradicija. Jeigu tik leidžia oras ir turiu laisvo laiko, pasidarau kavos, nusiperku kažkokią Lidlo bandelę ar įsidedu pietus ir pasidarau mini pikniką, ar tai pasisėdėjimą prie jūros, parašau dienoraštį. Tiesiog taip mieliau leidžiu laiką ne namie, o prie jūros. Tai šį kartą irgi pasiėmu kavos, pasiėmu savo bandelę ir dar rištuko. Ir pabūsim, nes šiandien šiaip labai gražiai kol kas saulė šviečia.
always choose you. Wanna give up on you, but I know I can't. I put the blame on me for giving you chance after chance. Labai gera čia būti, tiesiog klausytis į jūros ošimą. Ne visada pasistengiu pasimėgauti jūrą, bet dabar, ypač žinant, kad liko nedaug laiko man čia gyventi, norisi kuo labiau išnaudoti tą galimybę, kad gyvenu prie jūros ir žiauriai fainai, iš tikrųjų smagu jausti ramybę savy. Šį rudenį to ir siekiu ir linkiu ir jums bandyti atrasti su savim kuo geresnį santykį, nes be santykio su savim tu negalėsi turėti jokių gerų santykių. Visada klius tai, kad neturi santykio su savim, nes tiesiog nežinosi savęs, nepažinosi ir kaip tada kitas žmogus gali su tavim susipažinti. Tai tik mes patys geriausiai galim žinoti, kas pas mus vidai verda, ko mes norim ir tik mes turim tos atsakymus savy. Ir nesėdėkit namuose iš tikrųjų, nes labai lengva užsidepresuoti, monotoniškai pradėti gyventi, kai nieko nematot, tik 4 sienas, darbą, namus ir panašiai. Tai išeikit į parkelį, pasėdėkit, apsirenkit šilčiau, pasidarykit savo mėgstamo gėrimo ir iš tikrųjų, žinokit, pagerėja kiekvieną kartą. Nesu niekada atėjus čia prie jūros, atsisėdus ir pasigailėjus, kad atėjau. Taking trips, come back at 6, wake me and your child, and then won't lay today. Make me wonder who you might have been playing with. Makes me wonder who you think you're playing with. I'm just telling myself to keep playing this. Wake her back and forth. Buvau kokią 1,5 valandos prie jūros ir sušalau, tai užsinorėjau žiauriai pasidaryti sriubytę. Susipjausčiau jau daug daržovių. Šitą sriubytę mano mama visą laiką daro rudenį, tai ir aš dabar labai užsinorėjau to net kvapo tokio namų jaukaus. Tai čia turim batatą visą, 1 papriką, 1,5 morkos ir saliero šaknį visą. Tobulos daržovės, dar dėsiu basmati ryžių ant galo. Turiu tik tokį jalapeną, kad tiesiog aštrumo duot. Štieną dar išsivirsiu. Tai čia bus toksai sultinukas, žiauriai skanus, šiltas ir man primins namus. Taip realiai tu ir romantizuoji tą rudenį. Tiesiog darai mielas veiklas, jaukias, šiltas tokias ir pasidaro visai smagu patirti rudenį. Tai Sweat change, but I noticed the end. Want you on scene. Think you know your girl's so funny to me. That's why you think I left by one time. Got tired of your shit, you almost took my line. Don't say call my name. You'll continue to try to play these games. Leave your family in the cold rain. pasidariau savo sriubytę, pagaliau žiauriai skaniai išėjo. Tik šiek tiek per aštriai, bet gerai, rudenį aštrumas gerai. Ir taip sau ramiai leisiu vakarą ir manau jau atsisveikinsiu, nebetęsiu šito video. Daug čia prigaminau, prikalbėjau, bet labai jaukiai pasibuvau, tikiuosi ir jūs jaukiai leidžiate savo rudenio vakarus. Ir jau manau susimatysim kitam video jau. Bye!